A, tai čia suprantama. Pardon. Gal to jau tikriausiai bus žemės mūsų teritorijų. Kaip čia, kad mas gal atrištų? Manija kartu. Ar ne per dažni tie priepuoliai? Išeis vieną kart vidury frazės, vietoj skyrybos ženklą. Žinot ką, ašgi su jumis einu čia tik dėl jo. Rene, mat kai jūs einat pasivaikščiot, a? Man jau laikas eiti tikrai. Ką? Ką nieko. Tai, a jūs ten ką? Sutinkat kokių žmonių, ką? Aš sutinkat kokių? Ką jūs norėt paklausti, ar gatvės? Nu taip, ar gatvės? Sutinku retkačiai. Nu taip? O ką? Tai kas tada daro, ką? Nieko. Sveikinus, draugiškai. Na, aš supratau. Parodyk. Tai kaip jūs sveikinatės, ką? Jūs linktelite, taip? Vieną judesį. Taip. Jie ten ką nepradeda su jumis ką nors santykių? Klausinėti kažką tas? Ne? Ne. Nepradeda? Retai. Na, bet jau kaip pasitaiko. Matot, aš jums sakiau, kad aš pusę metų niekur. Aš norėjau sužinoti. Nepasikeitė kas nors ten? Ne. Vienas linktelėjimas ir pasisveikinimo žodis ir viskas. Tokie dalykai nesikeičia. A, supratau. Taip. Tai ką iš daro? Treniruojatės? Rane, mes atsitiktinai susitikom gatvėj po daug metų. Ir mes viens kito nepažįstam. Nu, apsimeskim, kad mes nepažįstam, bet mes pažįstam. Po daug metų susitikom gatvėje. Jeigu jums Aha. malonumo, Tai ir tai metų. A čia Gustavas? Oi, koks nukriauštas, koks pasenęs. Aš jau galvoju, tu seniai kapinaitis. Oi, koks, net pažįsti. Klausykit, gerai dabar jau tuoj laikas, kada jūs galėsit pamatyti mano jaunąją mokytoją. Jeigu norit, einam su manim pasivaikščioti. Nagi, kaip kažkada. Šapkasu.
Gleba, pasiklausinėkite apie ant tos sveikatą. Aš galvoju, gal jisai turi kokį nors užslėptą lygelę. Kur jinai? Žiūrėkit, Gustavai, aš užvedžiau dienoraštį. Labai gerai. Tokį laivo žurnalą. Gerai. Ir net pavadinimą sugalvojau. Vėjas Topolio viršūnėse. Arba 3 nukaršėliai gamtom. 2 nukaršė, aš dar nenukaršęs. Gerai. Vėjas Topolio viršūnėse, 2 nukaršėliai ir 1 žaižaruojantis protas. Vėjas Topolio viršūnėse, arba kaip Gustavas lydėjo į gamtą, tu sukriošusis. Geriau žodis sukriošęs. Čia kiekvienas iš mūsų gali užrašyti savo mintis ir apmąstymus. Radau kokias antklodės. Pažiūrėkit. Parodykit. Pažiūrėkit. Šiltos lengvos. Kas puikias. Kaip tas tanto? Oi, ant to nėra ištančių užsirašyti. Vis geriausios formos. Geriausias formas. Jūs matėt mūsų Gustavą vakar, kaip pavaišėjom gerai, atėjom kapinaitės. Nu, kad aš tapau jūsų Gustavu. Vaiksit su manim kalbėt kaip su vaiku. Aš užvedžiau tokį laivo dienoraštį. Čia mes kiekvienas galim užrašyti savo mintis ir apmąstymus. Pradėkim gal nuo to, kaip aš atradau šitas nuostabiausias šimtasis antklodes, rugpjūtis, bet naktį šaltukus. Ką jūs ten darot, ką? Aš lyginu antklodes, mėgstu, kad būtų lygios. Ramiai užrašykite žurnalą, rugpjūčio 16. Renė atsiduoda lygiam antklodžių sulankstymui. Jau moteriško prado pasireiškimas. Užrašykite dienoraštį. Žmogus, turintis tiek apdovanojimų kaip Gustavas, turi žinoti, kad geras karys mėgsta tvarką. Išvengti nereikalingo svorio, imame tik minimaliai. Visas dalykas klosis gerai, tai kaip numatyta. Koks bus oras? Žiūrėjot kas nors oro prognozę? Va, dar tikslių duomenų neturim. O ką sako jūsų koja? O, ką jį turi sakyti? Nu, pagyvenę žmonės prieš lietų jaučia reumatą. O, žinot ką?
kiek man padažnėja priepuoliai. Tikrai? Prie šito priprasi. Ką? Gal jūs norėtumėte ką nors užrašyti Kai jau? prieš išvykstant? Jau pradėjo? Tai gal galim paskaityti? Žinoma, čia kolektyvinis darbas. Gerai. Aha. Antradienis, rugpjūčio 16, 9 valandos ryto. Nežiūrint visų abejonių, kurias man kelia šitą ekspediciją, aš džiaugiuosi, kad vykstu su savo draugais. Nežinau, ar fizinė sveikata leis nukakti sėkmingai. Čia visa problema. Jei sąžiningai, tai aš ne pačios geriausios formos. Jau mažiausiai kokius 6 mėnesius gyvenu be erekcijų. Vertų šito žodžio. Tai ženklas. Tai čia dienoraštis, kuriam galim viską patikėti? Tai nepradėsite nuo užuominų. Tai mes apie tai kalbėjai. Esam čia nedaug tų. Čiagi simptomas jau. 6 mėnesiai be erekcijų. Bet jis aiškiai pasakė vertų šito žodžio. Jūsgi pasakėt vertų šito žodžio. 6 mėnesiai be erekcijų. Na, reikia budrumo, reikia mankštos. Sveika kūnė, sveika ir siela. Darykit, kaip aš darau. Privaloma, mesgi čia surūdyjom. Giliai kvėpuojam. O. Nieko, jis dar mus pasivys. Išeisim iš užnugario, mano kartonė, mes! Išeisim iš užnugario, mano kartonė! Mes išeisim iš užnugario, mano kartonė! Raumenis rytoj skaudės. Viskas suglebę, apgrybę. Gal sėdint geriau. Jau geriau. Greitai nesimsim tą viršūnę. Mes išeisim iš užnugario, mano kartonė! Mes išeisim iš užnugario, mano kartonė! Mes elitiniai kariai. Kardus ištraukti. Kursas topuliai. Mes išeisim iš užnugario, mano kartonė! Mes išeisim iš užnugario, mano kartonė! Oi, kaip mums gera bus ten viršuje. Oi, tau bus ten dar geriau. Pamatysit. Gurkšnis gryno oro tam tikrai nepakenks. Pamatysit. Jis mus visus pragyvens. Niekas tuo neabejoja. Oi, koks tu būsi laimingas ten viršuje. Ten tavo tikroji vieta kartu su mumis viršuje. Tikiuosi, jūs nenusiteikęs ir jo nusitempt su savimi. Ar jūs turit ką nors prieš šunis? Ne, aš prieš šunis nieko neturiu. Aš turiu tik prieš skulptūrų tąsymą iš vietos. Tai jūs nenorit paimti šito šuniuko, kad jis yra sunkus, ar ne? Jūs tikrai turbūt neanalizuojate save. Jūs tikrai norit pasiimti šitą šunį su savimi? Mes visi imam šunį. Vardanai, jūs žinojot, kad jis ima šunį? Bijojau to. Tai gerai, tai pasakys galit ką nors, ką bijojau to. Tai jūs manęs vienumoj gal nepaliksit? Aš labai dažnai mačiau tą šunį judant. Aš negaliu pasilikti jūsų pusėje. Bet jūs suvokiat, kad šitos skulptūros tąsymas iš vietos į vietą labai apsunkins mums visos operacijos vykdymą. Apsunkins operacijos vykdymą. O nuo kada pradėjom bijot sunkumų, Mums viskas sunku. Mums daug sunkiau ryte rast pretekstą atsikelti iš lovos, negu paimti šitą šuniuką aukštai kartu su mumis, kurio tikroji vieta. Gal surasim kokį kitą būdą. Kokį būdą? Jūs galvojate, jis bicens paskui? Jis ne bicens. O, sunkus, negali. Rene, jums tai yra
paprasčiausias pasivaikščiojimas. Bandykit įsivaizduoti, kad mes esam būrys. Būrys, kurio tikslas evakuacija. Išgydytų pabėgimą. Taigi tokiais atvejais kaip tik ir vengiama papildomų svorio. Pagal mes jį taip ant lovos kaip patranką. O kas tam? Gustavas Jošua. O, labai gera idėja. Va, čia jau kudėtis. Rene, aš jums pasakysiu, toks įspūdis, kad jūs niekada to ir netikėjote. Tai kaip galima iš viso šito? Jumise negyva elitinio kario dvasia. Koks jūs elitinis karys? Išėjom kartu į gatvę, pamatėt mergaitę ir linktelėjo tik tai už 30 žingsnių, praradęs bet kokį šansą būti pastebėtą dalyką. Bet taip ir reikia tik linktelėti, jis taip mane primokė. Nevelkit, tik manęs nevelkit, nieką nevelkit manęs. Jūs visada buvot nenormalus. Nenormalu yra save privesti iki tokios būsenos dėl šuniuko. Dėl šunelio, kuris netransportuojamas. Susikūrė su menkiausia problema, jau kapituliuojat. Jūs teisus. Nes ašgi iš tikrųjų ir nenorėjau. Aš tik čia bandžiau nuvyti tą nuobodulį. Ir niekaip man nepavykdavo įtikinti savęs, kad tie topoliai pakeis mano egzistavimą. Man labai gaila. Palauk, Rene, pasvarstykime. Rene, pasvarstykime. Kokia mūsų situacija, pasvarstykime. Aš sunkiai sergu. Aš savo netvarkoj su galva. Sunkus. Eik, reikia turėti. Neužmirškit, Rene yra šlubas. Ir tai situacijos nepalengvina. Jūs irgi šlubuojat. Man kitokia prasme dar šlubuojat. Šlubuojat. Visą tai nenugalima. Visą tai nenugalima. Kas mums gali uždrausti? Bent jau. Pabandytų. Aš tai puikiai žinau, kas mūsų dar laukia. Nedraugiška kalva su užžuvinčiam vėtrom. Už tos kalvos rasime slėnį, kaip du vandens lašai panašus į tokį, iš kurio bus stebėję. O vėliau, jau daug vėliau, rasime vėl kitą prieglaudą panašią, kur mus gal labai gailestingai vėl priims. Man labai gaila, bet aš tikrai nekoks elitinis karys. Aš atsiimu savo antklodę. Reiškia atsisako. Tikrai taip. Metat būrį negrįžtamai. Aš jį palieku. Aš jumis nusivyliau. Labai nusivyliau. Liausiai nusivylęs turėtų būti jis, ne? Jau išeina. Eik, Bet čia kaip bendras susirinkimas. man susirinkimas jau baigtas. Iškilo klausimas. Ar šuo, ar jūs? Einu jokių atveju, Bernamai. Man atrodo, puikiai pasakiau. Puiku labai. Puiku. Linkiu sėkmės ir gero kelio. Šunų jis nemyli. Topolių nemyli. Šitas tipas nieko nemyli.
įsikopt savo leizdelį. Sėskim. Sėskim. Nusėskim, nusiraminkim. Nusiraminkim vieną kartą. Oi. Pajuskim šitos vietos nekaltumą. Vadinasi, mums nieko kito nebelieka. Pasikeliausim pas mano seserį. Galvoju, kad ten jau tikrai neįmanoma gyventi. Nu taip, bet mes trise sugebėsim neutralizuoti jos vyrą. Pas jūsų seserį negalima. Kodėl? Jos nesujaudinti. Jinai pagaliau mano sesuo. O be to čia kalbama ir gyvenimą, ir mirtį. Pas jūsų seserį neįmanoma. Norėčiau paklausti, kodėl? Negalima ir viskas. Čia toli? Labai toli. Koks toli? Jūs buvo pasirengę vykti Indokiniją. Nieko, aš parašysiu. Aš perspėsiu. Sakau, mes negalim važiuoti pas jūsų seserį. Norėčiau sužinoti, kodėl. Negalim ir viskas. Leiskite į pas savo seserį. Ne. Kodėl? Todėl, kad jį myli. Sesuo myli. Dėtai. O kada? Prieš mėnesį. Man labai gaila. Galėjau pasakyti. Aš visą laiką norėjau pasakyti. Leiskite, man Hernanai, bet jeigu būtumėt skaitę savo laiškus, jeigu jūs būtumėt. Sesuo myli. Dėja, taip. Aš pasirūpinau laidotuvėmis, nesijaudykite. Man atrodo, kad viskas praėjo gerai. Patikėkit, ne taip lengva organizuoti ceremoniją per atstumą su laidotuve. Jo labiau, kad aš niekaip nesutariau su jūsų šeima dėl užrašo ant antro. Jos tas vyrelis sakė, reikia užrašyti mūsų brangiai, mielai Denizai. Nu, grėmėsdiška. Kažkokio žodžių nebereikia. Nu, jeigu brangiai tai miela, nu, argi ne taip. Nu, va, jūs man pritarėt, net nereikia ginčytis. Aš ir pasakiau, kad reikia užrašyti mūsų dievinamai Denizei. Ir taškas. Aš esu griežto būdo. Taip, tas vyrelis net nenorėjo nei girdėti. Taigi sakiau, kad kretinas. Jūsų šeiminėlis charakteriai visų neduok dievė. Tai kas dabar parašyta ant antkapio? Nu, nežinau, aš su visais persipykau. Na, dabar nelaikas, bet jūs man šiek tiek esat skolingas. Aš turėjau ir išvaizdą. Ne, žinoma, jūs tik pasakykit kiek. Sesuo myli. Taip. Ką? Tikriausiai reikėtų apie tai užrašyti dienoraštį. Ar ne? Pradė, žiūrėkite, kaip čia dabar. Pradė, jūs dar neįrašyt nė vienos eilutės. Ai, man neprireikia. Mes visi kažką užrašėm. Nei šunelis? A, suprantu, kad jums dabar jau nebesvarbu. Bet tai gal norėsit susipažinti bent jau su šito žurnalo turiniu? Rugpjūčio 18 rizikuodamas išduoti ir taip jau sužeistą Hermaną mirtį sėjančiai Madlenos beprotybei, vienas būrio narių paliko mus, pasitraukdamas iš kovos vos prieš keletą valandų, parodydamas bailumą, tapdamas išdaviku. Tas gėdingas dvasios silpnumas nutraukė visą projektą. Ar vertėtų mums peržiūrėti tos didvyriškos ekspedicijos galimybę trims pagrindinį? Duokit pieštuką.
18. Graberšius mačiau. Žiūrėkit, žiūrėkit, kaip gražu. Kur? Paukščiai danguj, skrenda V raidės forma. Migruojantis paukščiai, sėjantis. Žąsis. Aš nematau. O žinot, kodėl jos skrenda raidės V forma? Ne. Pirmasis skrenda priekį ir palengvina kelią kitiems. Ir viso skrydžio metu pajūr kiekvienas skrenda priekį. Ar čia iš tikrųjų? Taigi čia žąsis. Antis. Nematau. Ai. Jos skrenda į pietus. Perėt. Nežabota laisvė. Nematau. Jos kaip tik virš topolio. O topolis. Topolis, matot? Jos kaip tik virš jų. Jau matau. Skrenda. Skrenda.